kad per pastarosius turbūt 15 metų nepaprastai ryškus buvo Raimundo pakilimas ir galbūt jisai čia salė yra per maža, per daug suspausti yra čia paveikslai tie. Bet kai žvelgi, pavyzdžiui, retrospektyviniai parodoje milžiniškai, kur virš 100 paveikslų, tai ta poetika jo labai ypatinga, būtent metafizinė. Ir mane labai nustebino, kad iš tų, kurie anksčiau rašė, to ryšio niekas nepastebėjo iš to autorių. Nors kada žvelgi, pavyzdžiui, į Morandį, tą natiurmortą, tai tas yra visiškai akivaizdus yra dalykas. Bet kada kalbėjo apie Raimundo kūrybą, tai visų pirma, galbūt jos galia yra ištakose. Tai yra genuose, kurių tu niekada neištrinsi. Kaip tu betrinsi, jų niekad neištrinsi. Ir čia jo vieno originaliausių mūsų rašytojų, senelio pėdsakai, vieno didžiausių mūsų tapytojų, tėvo pėdsakai yra matomi, kuris buvo ir vienu pirmųjų mokytojų. Bet vis dėlto yra kitos, kuris su genais ateina, kitos galingesnės tradicijos, kurios veda į tokius pirmapradžius, archaiškus kultūros sluoksnius. Tai jis yra galbūt vienas ryškiausių, dviejų galingiausių Lietuvos dailės tradicijų, tai yra lietuviškosios, kur jeigu mes labai dažnai kritiškai save žvelgiame, bet, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsi į kokią nors kanadiečių milžiniškos šalies ir tautos retrospektyvinę parodą ir greta pastatysi mūsų lietuviškai, tai iš karto pamatysi, kaip Kanados nublanksta. Mes dažnai nemokame vertinti tai, ką turime. Ir galėtume ir daug kitų šalių. Tai tas mūsų galingas istorijos šleifas, LDK, civilizacinės, kultūrinės erdvės, kuriame milžinišką vaidmenį vaidina litvakų kultūra. Mes irgi gyvename dabar ir labai sunkiai lietuviai įsivaizduoja, kiek yra genialių kūrėjų, menininkų, kur be bakstelėsi kokioje srity, kurie yra kilę iš LDK civilizacinės erdvės. Pirmo ryškumo pasaulinės kultūros žvaigždžių. Jeigu pažvelgsime mes į pačią garsiausią tą L'École de Paris, Paryžiaus mokyklą, tai pamatysime, kad antroje jos, išskyrus galbūt Modiglianį, dar kelis dailininkus, absoliučiai vyrauja iš LDK kultūrinės erdvės. Tai yra tai, kas ta dalis jų, aišku, yra gimę Baltarusijos teritorijoje, kadangi tai LDK dalis yra gimusi Ukrainai. Kodėl? Todėl, kad po Chmelnickio sukilimo labai didelių represijų, labai daug žydų tautybės gyventojų buvo išžudyta ir didieji tie pramoniniai centrai, kurie kūrėsi Ukrainoje, didelė dalimi buvo iš Vilniaus, Kauno, Telšių. Tai yra tos galingesnės litvakų giminės, kurios tiesi tuos tiltus į Ukrainos civilizacinę erdvę, kurie irgi buvo, kaip žinote, tos LDK civilizacinės erdvės dalis. Tai šios dvi tendencijos, šios dvi labai svarbios kryptis, jos ir susiliejo jo kūryboje. Ir ypatingai aš norėčiau pabrėžti, kad galbūt ir vieno genialiausių 20 amžiaus tapytojų, tai yra Chaimo Sutino, kurio linija labai aiškiai yra matoma šioje parodoje, kaip ir kitų, pavyzdžiui, kurie kartu bendravo ir su manim kartu mokėsi ir irgi albumus teko ruošti, tai yra kito labai talentingo Aleksandro Vozbino, kurio mes irgi dar nepakankamai vertinam ir nesuvokėme, kokio mastelio tai buvo figūra. Tačiau laikas ateis, tie dalykai pamažu sės ir tos dvi linijos yra nepaprastai svarbios ir jos labai giliai reiškėsi tai litvakų dailės tradicijai, lietuvių tam kameriškumui, intimumui, poetiškumui, o litvakų tradicijai, kuri Sutinė labai gerai ir jo Kremenai, Kikoinė ir kitose, Indelbaume, daugybė kitų dešimčių labai garsių dailininkų, tai jinai vis dėlto siejasi su tam tikrų tragizmų, galbūt to sąmonės kilimu, kuris buvo susijęs su mėginimu tos naujos generacijos, 20 amžiaus generacijos dailininkų
siekimu atsiriboti nuo ortodoksinės žydų tradicijos judaistinė, kurie draudė tą vaizduoti žmogų, tą gyvą su žmogumi susijusi pasaulį. Ir galbūt ir tas užspaudimas, kuris tūkstančius metų siejo žydų kultūrą, jisai ir sąlygojo LDK civilizacinė erdvėje, vėliau iš čia judant į Paryžių, tą neįtikėtiną dailės sprogimą. Ir tos sprogimo pasiekmes mes iš tikrųjų matome ir Raimundo, ir Aleksandro Vozbino, ir nemažai kitų mūsų dailininkų, apie kuriuos irgi galima būtų atskirai kalbėti. Aš ypatingai su didžiuliu entuziazmu ėmiausi šios knygos sudarimo, nors pagrindiniai mano dabar interesai kiti. Aš dabar skelbiu tai, kad 50 metų nedrįsau daryti. Tai yra milžiniška, paskelbiau pirmą tomą, virš 600 puslapių, 600, tai dar 2 milžiniškus tomus. Vienam tome daugiau negu parašė mūsų korifėjus Vytautas Landsbergis. Tai dar šiemet tikiuosi išleisiu dar 2 tokius milžiniškus tomus. Tai galbūt tas pabėgimas į Každailio albumo Majausko, kurį tuoj pat pristatysim po kelių dienų Mokslo akademijoje, ir Raimundo, tai buvo toks pabėgimas ir atgaiva prie labai sunkaus darbo, ir galbūt tas pabėgimas ir buvo labai natūralus ir sveikas. Man atrodo, kad knygai tai gerai atsiliepia, kadangi tarsi iš kitos erdvės, iš kito pasaulio intersubjektyviai tu pasinėrei ir visiškai kitaip pasižiūrėjai tą pasaulį. Darbas buvo nepaprastai sudėtingas, nes darbų labai daug, labai sunku buvo atrinkinėti. Ir kita labai svarbi problema, kad daugelis tų darbų, kurie anksčiau buvo nepaprastai svarbus jo kūryboje, jie tiesiog įsisklaidė, įsibarstė po pasaulį ir todėl atskirų jo kūrybos labai svarbių aspektų, pusių, pavyzdžiui, labai svarbios muzikos linijos, kurie anksčiau buvo nepaprastai stipri, jau liko daug mažiau paveikslų ir daug sunkiau buvo rekonstruoti tą bendrą vaizdą. Ir vis dėlto aš labai dažnai labai kritiškai žvelgiu į tuos savo darbus, bet vis dėlto turiu pasakyti, kad geriausia turbūt, kurį pavyko padaryti, čia nauja ta 5 knygų serija, kurią tik įkūrėm vieną po kitos, pradėjome leisti skyriuje, tai geriausia galbūt buvo Vytartaitė, bet ir aš galvojau, kad galbūt Každailis užgoš. Bet vis dėlto vientisumu, man atrodo, kad vientisumu to paveikslo, kaip yra pateikiama, ir tie, kurie įdėmiau žiūrėsite atvartus, kaip organiškai viena pusė dešinė su kairė sąveikauja, man atrodo, kad gana muzikali gavosi ta knyga ir gana daug yra tos jam būdingos ir poetinės dvasios, apie kurį kalbėjo mano kolegė. Taigi, jeigu reikėtų, galbūt per maža ta laiko distancija, bet jeigu reikėtų pasakyti, iš esmės, aš netgi labai kritiškai žvelgdamas į tai, ką darau, manau, kad vis dėlto tas darbas yra padarytas ir jau po šitos knygos jau niekas negalės Raimundo ištrinti iš mūsų tapybos istorijos. Jau jisai labai aiškiai užima savo vietą. Ir tai, man atrodo, yra turbūt pats svarbiausias dalykas. Man atrodo, kad kūrėjui, kuris ateina tam tikrą gyvenimo tarpsnį, nepaprastai svarbu susumuoti ir palikti savo vaikams, artimiesiems ir kitiems tai, kad tu iš tikrųjų dirbai ir darei. Tai toks buvo tas tikslas ir galbūt kiek, aišku, ne aš turėčiau spręsti, bet kiti turi. Pamatysime, kaip tas toliau knyga jau pabėgo nuo manęs ir jau jinai turės visiškai savarankišką savo gyvenimą. Ir aš tikiuosi, kad jisai bus laimingas ir jisai padės toliau dailininkui kritiškai pažvelgti į tai, ką jisai daro. Ir pats svarbiausias dalykas gyvenime tai yra nesustoti. Tai yra nepaisyti krizių, stengtis kiek įmanoma, nesikartoti, nesidubliuoti. Ir suvokti, kad tas kelias į bet kokios srities aukštumas yra labai sudėtingas ir labai ilgas.
Tik tai iš toli atrodo, kad tas kalnas yra arti, kurį tu sieki. Bet kada tu eini, tie, kurie buvote didžiulėse erdvėse, žinote, koks sudėtingas ir ilgas yra kelias, kol tu prieini prie jo ir užkopi. Tai vat aš linkiu Raimundui toliau judėti, toliau kopti, nepasitenkinti to, kas yra, ir mėginti pateisinti didžių savo šeimos narių. Tai, ką jie padarė, ir pratęsti tą kelią. Ačiū labai.